Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Vilniaus ralis turėjęs būti puikia švente tapo pačiomis liūdniausiomis varžybomis. Tokie įvykiai negali nepaliesti ir negali ignoruoti. Galvoju, kažkaip tos egzistencinės problemos labiau slegia negu kad problemos, kas kurį aplenks. Žiauriai. Pergalė be šampano purslų ir džiaugsmo. Laidoje Autopilotas tuoj pat po reklamos. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Savaitgalį Vilniaus apylinkėse vyko 3. Lietuvos ralio čempionato etapas Vilniaus ralis. Tai buvo pačios liūdniausios pastarojo meto lenktynės. Tačiau prieš startą niekas net neįsivaizdavo, kaip jis baigsis. Į startą susirinko beveik 50 ekipažų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir net Suomijos. Nors sportininkai iš vakaro skundėsi, kad greičio ruožai yra pernelyg greiti, tačiau prieš startą visi buvo nusiteikę optimistiškai. Po savaitę anksčiau Latvijoje vykusio Talsi ralio gera nuotaika Vilniaus ralį pasitiko Dominykas Butvilas ir Vytautas Švedas. 2 lietuviško ralio lyderiams repeticija Latvijoje pavyko visai neblogai. Testas buvo išbandymas ne tik mašinas, bet ir pačių, tai dar rimtesnis negu čia. O kaip čia, kaip greičio ruožai, kaip nuotaika? Nuotaika gera. Greičio ruožai tokie per daug nenustebino. Vilniaus ralis kaip visada, autostradų ralis? Jo, nebando surasti kažkokių naujesnių, įdomesnių kelių, kuo toliau to jie greitesni, tai jie tokie, kai kurie raliai ne visi tinkami. O lyja, tau bus sunkiau ar lengviau? Man svarbu, kad visiems vienodai būtų. Jeigu visiems vienodai lis, tai gerai tada. Niekam nelengviau. Papasakok apie mašiną. Smarkiai pasikeitė? Gal, principė, lipdukai daugiausiai. Nežinau, dar reikia čiut įvažiuoti. Kiek pasikeitė, sumažėjo svoris, pakabos eiga pailgėjo, bet aišku, dar reikia kažkiek tai kilometrų, kad pasakyčiau tikrai taip ar galbūt taip. O pavažiavai kažkiek testų, ar nelabai spėjai? Jo, tai praeitą savaitę buvo rally Talsi, tai, kaip sakoma, Skarablena Bal tiesiai iš tenais į čia. Paskutiniai kilometrai Talsi, bet manau, kad ilgai nereikės, kad vėl atsiminti ir atgaminti įgūdžių. Smagiai nusiteikė ir kiti sportininkai. Ramūnai, kaip nuotaika? Ačiū gerai, kovai pasiruošę. Oras įdomus, lyja lietus. O kaip bus dėl to lietaus? Tiesiog bus slidžiau ir reikės tiesiog dar labiau susikaupti, nes sukibimas bus minimalus, taip kad plius šitas greičio ruožas turi tam tikrų atkarpų, kur yra labai daug purvo, tai bus sudėtinga. Tu startuoji 5, tai trupučiuką geriau? Šiek tiek gal ir taip, nes bus atkarpų, kur reikės šiek tiek ir nuvalyti tą kelią, vadinkim, kad ir tą purvą. Tai aš taip galvoju, kad turėtų būti geriau negu pirmam, bet tai tik tai teoriškai taip galima spręsti. Praktika parodys, kada finišuosim ir bus laikai šio greičio ruožo, tai viską tai nuspręsti. Benai, mašina labai smarkiai pakeitė spalvą? Jinai iš tiesų, turėjo spalvos keitimą, daug agregatų, rebuildą ir pažiūrėsim, kas bus šiandieną. O smarkiai pasikeitė techniškai? Ne, techniškai jinai turbūt atšviežėjo, nes paskutinius 2 ralius mes turėjom techninių bėdų su šito automobiliu. Iš tiesų, pardavėjas, iš kurio mes pirkom, ne visiškai tiksliai deklaravo, turbūt, sakysime, realų kilometražą nuvažiuota greičio ruožuose, dėl to darėme labai daug darbų, kad nepasikartotų bėdos. Nesu tiek daug pasitreniravęs, kiek norėčiau, nes naujas mum automobilis ir gavosi taip, kad detalių tiekėjai šiek tiek buvo mus pavedę, tai mes visą testų sesijas, kurias buvom suplanavę,
tiesiog jos nepavyko, tai aš manau, kad čia testas gausis šis ralis. Kad ir kaip nesmagu tai būtų, bet taip yra. Kaimynė, labas rytas. Labas rytas. Puikiai. Biški palijo, tai drėgniau, dulkiai nebus, aišku, žiūrovom biški, šlapiau bus žiūrėti, bet šiaip tai šitie pirmi dopeliai tokie smagus su tramplinais, tai manau, kad bus labai smagu, tai tikiuosi pralėksim. Kolegos sako, ne subarinis dopas, bet dar pasimėrosim. Giedriau, kaip nuotaika? Ne, nuotaikas geras, iš tikrųjų pasilgam ralį, labai laukiam, norim lėkti, nebegalim, o daugiau bus matyti, aišku, oras nelepina, bet visiems vienodas sąlygas. Netikėtai Vilniuje išvydome ir seniai varžybose nedalyvavusius Vilių Rožuką su Audriumi Šošu. Čia senai jau toksai buvo gvildentas projekčiukas, tiesiog užtrukęs kelis metus ir dabar jisai išlindo jau į viešumą. Tai va, bandom, turim savo automobilį, šturmanas tas pats, aš tas pats ir bandom važiuoti, žiūrėsim. Po kurio laiko į kitą automobilį persėdo ir Martynas Samsonas su Mindaugu Varža. Jie Subaru iškeitė į Mitsubishi ir neprašovė. Dar tokia mokynimuose stadija. Panašu, kad Mitsubishi mūsų keliam ralio mašina. Labai greit galima važiuoti su ja, labai. Dar net taip nesitikė, kad nu ateini į posūkį ir dar per anksti taip suki, atrodo dar greičiau. Nu, mokinamės. Manau, kad galima vienodai važiuoti su vyrais. Šiame ralyje iš viso surengti 9 greičio ruožai, iš kurių 3 sportininkai turėjo įveikti po 2 kartus. Pirmasis greičio ruožas nežadėjo nieko blogo ir netikėto. Tik Benediktas Vanagas pračiuožė vieną pirmų ralio posūkių, o Čepkauskas prakirto ratą. Bet daugiau incidentų neįvyko. Jį laimėjo Butvilas vos pusę sekundės aplenkęs Švedą. Tretį identišką laiką parodė Samsonas ir Kvaraciejus. O štai antrasis greičio ruožas jau tapo nelaimingu. Jį ir vėl laimėjo Dominikas Butvilas, vis ta pati pusė sekundės, kuria nuo jo atsiliko Vytautas Švedas, tad po 2 greičio ruožų lyderių skyrė vos sekundę. Martynas Samsonas pakilo į 3. vietą, nuo lyderių šiame greičio ruože atsilikęs vos 3 sekundės. Nelaimės prasidėjo nuo Benedikto Vanago. Pirmiausia, jis kelias minutės praleido griovyje. Užstrigo ir be žiūrovų pagalbos negalėjo išvažiuoti. Vėliau paaiškėjo, kad Beno Subaru dingo pavarų dėžės tepalo slėgis. Ir jis nutraukė lenktynes. Greta, ką čia neši rankai? GPS. Tai reiškia, kad nevažiuosit toliau? Viskas, baigėme ralį. Šį kartą dėl techninių problemų susitiksime Saulėje. Tikiuosi. O tai kas atsitiko, papasakok, paaiškink. Turėjome daug problemų šį kartą, tiek kelias buvo labai slidus, sudėtinga buvo automobilį valdyti ir dabar nėra slėgio automobilį, tad nebegalim važiuoti. O ten antram greičio ruože buvo tik į griovį kažkur? Taip, mes įkritom į griovį ir tiesiog pasikabinom, negalėjom išvažiuoti, bandė žiūrovai išstumti, nesisekė, bet paskui atnešė trosą ir ištraukė, šiaip ne taip, bet praradom daug minučių. Labiau nepasisekė Vaidotui Žalai. Po pirmo greičio ruožo jis važiavo 5, bet pačiame antro greičio ruožo gale iki finišo likus vos keliems 100 metrų Vaidas skaudžiai vertėsi. Iš automobilio nieko neliko. Iš pradžių atrodė, kad sportininkai nenukentėjo, tačiau vėliau visgi buvo iškviesta greitoji pagalba. Vaidotas blogai jautėsi. Po medikų apžiūros abu lenktynininkai buvo paleisti namo, nors automobilio saugos lankai lūžo, o abu sportininkai jaučiasi kaip sudaužyti lazdomis, visgi jie rimčiau nenukentėjo. Baisiausia yra tai, kad kol sportininkai buvo pas medikus, vandalai apiplėšė paliktą automobilį. Kiek vėliau antrajame greičio ruože į balą įkrito Lenkų ekipažas su Fordu. Žiūrovai ilgai nenorėjo traukti kaimynų, bijojo sušlapti kojas, bet pagaliau jiems pavyko išvažiuoti. Beveik toje pat vietoje virto Baltarusijos lenktynininkas Andrėjus Goloborodko. Laimiai sportininkai nenukentėjo, automobilis buvo apgadintas nesunkiai. Važiuos dar!
Maždaug tuo pat metu turėjo prasidėti trečiasis greičio ruožas, deja, neprasidėjo. Važiuodamas nuliniu startiniu numeriu, Arūnas Majauskas po tramplino nušoko nuo kelio ir puolė tiesiai į žiūrovų minią. Visi įsilakstė, tačiau deja viena vos 33 metų moteris nespėjo. Ji žuvo vietoje. Greičio ruožas tuoj pat buvo sustabdytas. Visi sportininkai rinkosi serviso zonoje ir nežinojo, ralis tęsis. Organizatoriai priėmė nutarimą tęsti varžybas, tačiau po tokio įvykio susikaupti buvo itin sunku. Ypač kai kuriems sportininkams, kurie pažinojo nukentėjusią moterį. Dabar galvoju kažkaip tos egzistencinės problemos labiau slegia negu kad problemos, kas kurį aplenks. Tai šiek tiek dviprasmybės galvoju. Aišku, jeigu varžybos tęsis, reikės grįžti atgal į Vėžes ir belieka tik taip, sakyti, didelė užuojauta šeimai ir artimiesiam žuvusios mergaitės. Mano palaikančios grupės žmogus jau jo nebėra šiandieną šitam gyvenime, tai man labai sunku yra, nes tie žmonės, kurie yra šalia manęs ir tas ralis, kuris turi teikti džiaugsmą ir to viso malonumą, šiandien man yra pats baisiausias mano gyvenime, nes artimas, vadinkim, žmogus iš artimos aplinkos tiesiog tapo auka šiandienos ralio. Tai yra labai žiauriai. Tai yra lenktynės, tai yra labai stiprus veiksmas, psichologinis ir visa kita. Ir aš tiesiog išliksiu stiprus ir jos garbiai būtent pravažiuosiu šitą ralį iki galo, nes aš tiesiog nebekovosiu su niekuo, bet aš iš principo pravažiuosiu lenktynės jos garbiai. Ačiū. Kaip ten bebūtų, organizatoriai visgi nutarė tęsti lenktynes. Todėl ralis, nors ir slogia nuotaika, vyko toliau. Po pirmų 2 greičio ruožų lyderių skyrė vos sekundė. Vytautą nuo Dominiko skyrė akimirksnis. Sekundės ilgesnis mirktelėjimas. Bet principė turėjom šiek tiek problemų antram greičio ruože. Pirmą pravažiavom kiek lėčiau, pasižiūrėdami, kur yra sukibimas, koks jis yra, o antrą lyg ir pradėjom važiuoti greičiau, bet kabinam vieną stulpą galinių sparnų ir ko pasekoj nutraukėm laiduką aktyvaus diferencialo siurblio ir važiavom be aktyvaus diferencialo. Prisigaudėm labai daug pienių, žolių po interkulerį, tai vėl trūko galios ant tiesių atkarpų, mašina sėda paprasčiausiai ir neėjo važiuoti greičiau, kadangi negavo oro įkvėpimo. Tai manau, kad šitoje vietoje per daug nematau problemos dėl tos pusės sekundės, kadangi maniau, kad išbarščiau jų 10 ar 15, tai pusė sekundės tai yra tikrai ne tas, ko tikėjausi. Mums tai šiaip važiavosi viskas gerai. Mes greitai, gerų tempu, kai kuriuose buvo vietų, kur gal šiek tiek ir pasisekė, kai kur ir per aštriai, kai kur per lėtai. Kova priekį tikrai labai įtempta. Kas dėl to įvykio, kur ten su žiūrovais, tai aš važiavau pirmą mašiną, man tikrai net nebuvo tokios minties apie kažkieno avariją, nes važiuoja prieš tai organizatorius automobilis, kuris atsakingas už saugumą. Tai girdėjau tenai visokių kalbų, kad ten mane stabdė, aš nestojau ir panašiai, tai aš tai nemačiau jokių sos ženklų, nes vienas dalykas, aš negreitoji ir nieko aš nebūčiau padėjęs, bet jeigu būčiau matęs, tai tikrai būčiau sustojęs, nes aš po to sužinojau, kad tą greičio ruožą tiesiog sustabdė ir aš tiesiog be reikalo važiavau visą likusią dalį iki finišo. Netikėtai 3 pozicijoje atsidūrė Martynas Samsonas su Mindaugu Varža. Iš nelaimingo Subaru persėdę į Mitsubishi sportininkai iš karto ėmė kovoti lyderių tarpe. Aukštoje 4 vietoje į servisą atvažiavo Rokas Kvaraciejus, Vilniaus ralyje persėdęs į latvių komandos Mitsubishi. Antram padariau klaidą, biškį po pievas pasivažinėjau. Tada ralis dar tik prasidėjo. Tai manau, viskas gerai. O kaip važiuojasi, kaip naujas automobilis, nauja komanda? Po kol kas viskas labai super, padarėm šiokius tokius dar reguliavimus, nes mašina labai ant greitų posūkių. Tokie specifiniai topai buvo labai greiti, tai reikia biškį perreguliuoti mašiną, bet komanda dirba be priekaištų, tai tikėkime bus geriau dabar. Giedrius Notkus po apšilimo greičio ruožų važiavo 5 pozicijoje, mažiau nei 3 sekundėmis lenkdamas Martyną Samuitį. Pastarojo Mitsubishi kankino techninės problemos. Giedriu, dar iki ralio labai toli, o tu jau čia slėgius reguliuoji?
Tai vad, nesupranta. Aš vis išleidžiu, man kažkas pripučia ir pripučia tas lėgiai. O kaip važiuojasi kaip pirmi 2 greičio ruožai? Iš tikrųjų, tokį apšilimą darėm, labai nespaudėm ir šiokių tokių lėmėlių turėjom, galvom, kad ratas nuleistas, bet ten centras buvo neįjungtas, tai neskubėjom, bet rezultatas žiūriu, kad dar pakenčiamas. Stengsimės pagreitėti. Pas mus, vadinkim, variklio dalis kažkas tai blogai, ar tai turbina, ar tai motorio kompresijos trūksta, dabar tuoj pamatuos ir matysim, nes iš tikrųjų netraukia. Ir jau nuo pirmo greičio ruožo jaučiam, kad kaip ir važiuojam viskas gerai, tvarkingai, bet nėra greičio. Ir aš net Martyno paklausiau, tu tikrai čia spaudi, sako, gazas dugnas, sakau, man tai atrodo, kad čia kažko tai ramiai labai važiuoji. Gal tu čia pasibandyt ar kažką, tai nesako, gazas dugnas. Tai tada ir supratom, nes labai panašus jausmas buvo Talsi rally prieš gal 2 metus ir paskui iš tikrųjų radom, kad ten turbina ir taip toliau. Tai panašias bėdos matyti. Tačiau servise mechanikai aptvarkė Samuičio automobilį ir ekipažas ryžosi važiuoti toliau. Ramūnai, važiuosit? Važiuosim, dar vieną sekciją bandysim. Iš tikrųjų nėra labai gerai. Ten šlangai prie turbo tepalo yra, variklio kompresija irgi nėra, kad būtų optimali, bet bandysim šitą sekciją, žiūrėsim paskui. Taip ir mums nesigauna greit pavažiuoti, matai, mes labai daug pradėjom skirti testam ir per testus viską sulaužom, o lenktynėse mums niekas nebesigauna. Toliau reikiavosi Rožukas ir Čepkauskas, kuriam ralį važiuoti buvo labai sunku. Antrajame greičio ruože palakstęs grioviais Eugenijus Michalauskas po 3 ruožų buvo tik 15. Antras greičio ruožas, ten trupučiuką krūmais? Jo, čia biškiuką nesusikalbėjom su šturmanu. Tai vat, nepastebėjom posakio ir nuvažiavom tiesiai biškiuką. Bet viskas tvarkoj, mašina sveika, tik laikas praėjo. Jo, bet ten nedaug niekur neįstrigot. Ne, viskas tvarkoj, bet sekundės eina. Gazo, duok gazo! Tarp 2 ratais varomų automobilių pirmavo Justas Tamašauskas su Luku Vosyliumi. Jų Astra nepaliko šansų varžovams. Po serviso sportininkams teko dar kartą įveikti pirmuosius 2 greičio ruožus. 4-ajame Vytautas Švedas 3 sekundėmis aplenkė Dominiką Butvilą ir išsiveržė į priekį. 5-ajame jau Domas laimėjo 3 sekundės ir jau Vytautas atsilikinėjo 1 sekundę. Ši kova galėjo tęstis iki pat finišo, tačiau atvažiavus į servisą antrą kartą Butvilas nusprendė nebetęsti lenktynių. Sulūžo pavarų dėžė. Taip Vytautas Švedas tapo vienvaldžiu Vilniaus ralio lyderiu ir beveik nebepavėjamų priešininkams. Tiesa, Martynas Samsonas į antrą pusę ralio ėmė važiuoti vis greičiau. 4-ame greičio ruože jis Vytautui pralaimėjo 3, o 5-ame jau tik 1 sekundę ir po to, kai pasitraukė Butvilas, pakilo į 2 vietą. Po 5-ojo greičio ruožo netikėtai 4 poziciją pakilo Giedrius Notkus, tuo tarpu Rokas Kvaraciejus ko gero privėlė klaidų, nes jo tempas smarkiai sumažėjo. Po paskutinio serviso sportininkams liko pravažiuoti dar 3 greičio ruožus. Vytautui Švedui beliko išlaikyti tokį tempą ir nedaryti klaidų. Ta jis ir padarė. Nelaimėjo nei vieno popietinio greičio ruožo, tačiau pelnė pergalę Vilniaus ralyje. Kairys 1.30. Dešinys 1.30. Kairys 2.3 per tarpinę 20. Dešinys 5.6. Dešinys 5.6. Tai be abejo, kiekviena pergalė yra pergalė ir vienas laimėjimas lyg ir turėtų būti smagus ir džiugus, bet šiandien be abejo jisai anaip tol nėra pats smagiausias ir turbūt, kad pats liūdniausias mano laimėtas ralis, tai būtent šiandien. Tai jausmai susipynė ir mintis ir emocijos galėtų būti kiek kitokios, be abejo labai gaila dėl to, kas šiandien atsitiko. Buvau lengvam šokį ir turėjau surasti savyje labai daug pastangų, kad įveikčiau tą, kas dėjosi tada galvoj ir pabandyčiau važiuoti bent kažkiek greitai. Tuo tarpu visus 3 popietinius greičio ruožus laimėjo Martynas Samsonas, vis po sekundę atkasdamas nuo Vytauto pranašumo. Finiše iki pergalės jam pritrūko vos 7 sekundžių. Nėra ko džiaugtis, aišku. Dėl rezultato tai taip, viskas gerai. Mes taip ir pirmus dopus pamiegojom dar taip. Faktiškai pirmą kartą važiuojam su tą mašiną. Tai
paskui į antrą dalį jau biškį paspaudėm rimčiau. Tai šturmanas jau visą kelią iki Vilniaus zirzė, kokią mašiną darom, kurį micą darom, sako, 9 ar 10. Bet dar reikia Subariką parduoti. Likę sportininkai važiavo daug lėtesniu tempu. Trečias po finišo atvažiavo Ramūnas Čepkauskas. Tiesa, Čepkauskui tai prilygo pergaliai. Mat žuvusią ralyje merginą jis pažinojo, tad tęsti lenktynes buvo be galo sunku. Tikrai man šiandien nešventė ir aš labai santūriai pasakysiu, kad iš principo mes nusprendėm, kad važiuoti toliau, nes buvo sprendimas nebevažiuoti daugiau, nes tai yra labai iš artimo mūsų rato žmogus, kuris šiandien žuvo. Labai sunku viduje, nes tą žmogų, būtent tą merginą Kristiną labai gerai pažinojau, iš mano fanų rato yra, nepraleidus turbūt 4 metai nei vienų varžybų ir labai skaudu šitą netektis. Ketvirtas liko Vilius Rožukas. Penktas su nepilna jėga važiuojančia mašina Martynas Samuitis. Tarp 2 ratais varomų automobilių visą laiką pirmavo Justas Tamašauskas, bet viename greičio ruožų jo Opelis vertėsi, o lyderio vaidmenį perėmė Mantvydas Repšys su Honda Civic. Nevažiavom 100%, važiavom, jau pamatėm po susirašymo, kad šitas ralis bus tiesiog tas, kas finišuos, tas laimės iš tikrųjų šitą ralį, nes akmenys didžiuliai ten 8 greičio ruože ir tiesiog pasisekė mums šį kartą, nes buvo tikrai porą greitesnių konkurentų ir vienas apsivertė, o kitas, nežinom, bet sugedo. Kitas Lietuvos ralių čempionato etapas Saulės ralis vyks birželio viduryje Žemaitijoje. Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos partneris Lietuvos automobilių sporto federacija. Bridgestone, jūsų kelionė, mūsų aistra.